Bet grįžkime atgal prie mūsų jaunų Petro ir Elenos Nastopkų. Iš Gorio jau persikraustė į Tomską, o po to ir į Kijevą, kur gimsta pirmoji dukrelė, kuriai lemta išgyventi ilgą, turiningą ir labai nepaprastą gyvenimą. Tai Halina Nastopkaitė Korsakienė, rašytoja, Ingridos Korsakaitės mama, Jurgos Ivanauskaitės ir Radvilės močiutė, Mantvydo prosenelė. Gimė 1910 m. rugpjūčio 30 d. Mirė sulaukusi 92 metų, palaidota Vilniuje Antakalnio kapinėse greta pernai mirusios dukters Ingridos ir netoli per anksti, vos 45 metų sulaukusios mirusios anūkės rašytojos Jurgos Ivanauskaitės ir sūnėno Kęstučio Nastopkos. Kijeve 1915 metais gimė ir Marytė Nastopkaitė, jinai mirė 7 metukų, karo negandos revoliucijos suirutė, sudėtingas kraustymasis į Lietuvą pakirto jos sveikatą, palaidota Rinkuškiuose greta brolio Valentino ir senelių Marės ir Jokūbo Nastopkų. Kijeve 1918 metais dar spėjo gimti Emilija Miliutė, nugyveno Biržuose iki 89 metų, palaidota su vyru Kostu Januševičiumi Rinkuškiuose ir vaikų jie neturėjo. Tai Elena Helė Cumštaitė Nastopkienė buvo Nastopkų šeimos stuburas. Juolab Petras didžiąją gyvenimo dalį leido komandiruotėse. Kai atrodė, kad gyvenimas jau baigia nusistovėti, Petras Nastopka gavo sėslesnę visos Malorusijos veterinarijos tarnybos viršininko Kijeve vietą, atėjo 1917. Užgriuvo Spalio revoliucija, Ukrainoje pasireiškusi suirutė ir pilietiniais karais. Be to, bolševikams inteligentija neegzistavo kaip tarpsluoksnis, kuriam priklausytų maisto kortelės. Čia šeimos maitintojai stojo vyresnieji broliai Jaroslavas ir Liudomiras, įsidarbinę miško kirtėjais. Petras suprato, kad geresnės ateities Ukrainoje tikėtis neverta ir nors panašioje padėtyje buvę dauguma Helės giminaičių rinkosi trauktis į Lenkiją, Petras šeimai parinko Lietuvos kryptį. Iš dalies gal tikėjosi būti greta ir pagalbos iš brolio tuo metu jau nepriklausomos Lietuvos generolo Stasio Nastopkos, bet labiausiai turbūt dėl to, kad jautėsi čia priklausas. Tai tik pagalvokit, jeigu ne šitas Petro sprendimas, Lietuvoje nebeturėtume jokių Martyno Sūzdo palikuonių. Pirmas gimė Jaroslavas 1901 m. rugsėjo 2 d. Vėliau tapęs nepriklausomos Lietuvos diplomatu, dirbęs užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėje atstovybėje Romoje su Stasiu Lozuraičiu, po karo emigravo į Argentiną ir ten mirė sulaukęs 82 metų, palaidotas Buenos Airėse, vaikų neturėjo. 1903 m. kovo 27 d. gimsta mūsų šeimos metraštininkas Liudomiras Jokūbas Nastopka. Jolės Liudos ir Astros tėtis, Audraus, Daliaus, Dano ir Tado senelis. Ir Vyto, ir Ugnės, ir Radvilės prosenelis, ir dar yra Benas, kuriam jis yra proprosenelis. Dar nepaminėjau Rasos Mariaus ir yra dar Mateo. Tai tos kartos jau turime netgi 3 žmonės, mano 2 mergytės ir mano 2 anūkės ir Mateo. Tai nugyveno irgi 82 metus, kažkaip nebuvo pastebėjus, kad ir Jaroslavas ir Liudomiras nugyveno po 82 metus. Sudėtingo ir įdomaus gyvenimo, buvo ordino apdovanotas šaulys. Aš čia kaip 3 savaitės šaulė labai atskaičiau apie šaulišką dėdės Liudomiro praeitį. Tautininkų sąjungos valdybos narys, bent 4 mokyklų direktorius prie įvairių santvarkų. Dėstęs matematiką, fiziką, astronomiją ir psichologiją. Radau, kad dėstė pasvalyje. Palaidotas Biržų Rinkuškių kapinėse.
Gorija gimė ir dvinukės sesutės Elena ir Irena, bet vos jomis pasidžiaugęs Petras ilgam išvyko į Arkties ekspediciją, iš kurios grįžęs mergyčių neberado, jas nusinešė ne ispaniškas gripas ar kokia kita liga, užtat rado, kaip tai pasakoju, ko nepalikęs, naujai gimusi mano senelį, Valentiną Petrą Nastopką. Gimė jisai 1908 kovo 23 dieną ir likimas jam lems eiti tėvo pėdomis, Vienos universitete įgyti veterinarijos gydytojo specialybę, Sedoje, toks miestas Žemaitijoje, sutikti dantistę Marytę Žalytę, ją vesti ir žūti autokatastrofoje 1947 metų birželio 21 sulaukus vos 39 metų. Paliekant 3 sūnus, 7 metų Kęstutį, 6 dar nesulaukusi Konradą ir ką tik pirmąjį gimtadienį atšventusi Raimundą. Biržų stomatologijos žvaigždė Marytė Nastopkienė, po to tapusi Stonkienė, visus 3 Valentino sūnus užaugino Biržuose, bet ilsisi Palangos kapinėse su 2 iš sūnų. Žymių Palangos ir ne tik gydytojų Konrado, Bangos ir Ievos tėčių, Adomo, Jokūbo ir Juditos seneliu. Šalia mamos, močiutės Marytės, palaidotas ir jaunylis Raimundas, buvo Biržų krepšinio treneris ir sporto žurnalistas. Jis yra Aido ir Simono tėtis, Jolantos patėvis, Dovilės senelis. Konradui iki 80-mečio pritrūko 4 dienų, man rodos, mirė 2021 metais. Mažiau nei po metų, būdamas 75 Klaipėdoje, mirė Raimundas ir abu jaunesnius brolius spėjo išlydėti Kęstutis, kurio pirmasis mirties metinės čia minime. Literatūros profesorius, semiotikas, nacionalinės premijos laureatas, mano ir Kristinos tėtis, Agnutės, Saulės, Izabelės, Jono, Salomėjos, Izidro, Junos senelis, Majos ir Zaros Linos prosenelis. Bet grįžkime atgal prie mūsų jaunų Petro ir Elenos Nastopkų. Iš Gorio jau persikraustė į Tomską, o po to ir į Kijevą, kur gimsta pirmoji dukrelė, kuriai lemta išgyventi ilgą, turiningą ir labai nepaprastą gyvenimą. Tai Halina Nastopkaitė Korsakienė, rašytoja, Ingridos Korsakaitės mama, Jurgos Ivanauskaitės ir Radvilės močiutė, Mantvydo prosenelė. Gimė 1910 m. rugpjūčio 30 dieną, mirė sulaukusi 92 metų, palaidota Vilniuje, Antakalnio kapinėse, greta pernai mirusios dukters Ingridos ir netoli per anksti, vos 45 metų sulaukusios mirusios anūkės rašytojos Jurgos Ivanauskaitės ir sūnėno Kęstučio Nastopkos. Kijeve 1915 metais gimė ir Marytė Nastopkaitė, jinai mirė 7 metukų, karo negandos revoliucijos jaunutė, sudėtingas kraustymasis į Lietuvą pakirto jos sveikatą, palaidota Rinkuškiuose greta brolio Valentino ir senelių Marės ir Jokūbo Nastopkų. Kijeve 1918 metais dar spėjo gimti Emilija Miliutė, nugyveno Biržuose iki 89 metų, palaidota su vyru Kostu Januševičiumi Rinkuškiuose ir vaikų jie neturėjo. Tai Elena Helė Cunčkaitė Nastopkienė buvo Nastopkų šeimos stuburas, juolab Petras didžiąją gyvenimo dalį leido komandiruotėse. Kai atrodė, kad gyvenimas jau baigia nusistovėti, Petras Nastopka gavo sėslesnę visos Malorosijos veterinarijos tarnybos viršininko Kijeve vietą, atėjo 1917. Užgriuvo Spalio revoliucija, Ukrainoje pasireiškusi suirute ir pilietiniais karais. Be to, bolševikams inteligentija neegzistavo kaip tarpsluoksnis, kuriam priklausytų maisto kortelės. Čia šeimos maitintojai stojo vyresnieji broliai Jaroslavas ir Liudomiras, įsidarbinę miško kirtėjais. Petras suprato, kad geresnės ateities Ukrainoje tikėtis neverta ir nors panašioje padėtyje buvę dauguma Helės giminaičių rinkosi trauktis į Lenkiją, Petras šeimai parinko Lietuvos kryptį. Iš dalies gal tikėjosi būti greta ir pagalbos iš brolio tuo metu jau nepriklausomos Lietuvos generolo Stasio Nastopkos, bet labiausiai turbūt dėl to, kad jautėsi čia priklausas. Tai tik pagalvokit, jei ne šitas Petro sprendimas,
Lietuvoje nebeturėtume jokių Martyno Sumsto palikuonių. Iš tikrųjų, Petro planas buvo vykti Lietuvon, žvalgytis įsikūrimo galimybių, o Helė su mergaitėmis paliko vyresniųjų sūnų Jaroslavo ir Liudomiro porą. Liudomirui netgi buvo skirta dar ypatingesnė užduotis. Jis turėjo iš revoliucinio Kijevo kažkokiu būdu traukiniais, tam galimai ant stogo, galimai sustojant, nueit pasikirsti medžių tam traukiniu pakurti, nuvykti į Maskvą, nusigauti Maskvą, įsipaišyti kažkokį lietuvių repatriacijos komitetą ir parvežti mamą su sesutėmis į Lietuvą. Liudomiras, taip kaip jam sakė, taip ir padarė. Ir gyvenimas Lietuvoje vėl įsibėgėjo sklandžia vada. Petras dėstytojavo Kauno veterinarijos institute, buvo netgi dekanas zoologijos katedros, turėjo praktiką Biržuose, taip pat dėstė tiksliosius mokslus Biržų gimnazijoje. Helė irgi prisiminė iš pensionato laikų turėtas mokytojiškas kompetencijas, dėstė kalbas toje pačioje Biržų gimnazijoje. Aš sykį Kauno Maironio muziejuje, nežinau, kas ar dažnai lankotės, bet aš ten buvau ir ten guli ant stalo, ten yra daiktų visokių Maironio, ir ant stalo gulėjo 1930 metų Lietuvos telefonų knyga. Ten nebuvo jokios virvutės, nieko, aš nuėjau ir ją atsiverčiau, pavarčiau ir radau savo probutės telefoną. Buvo užrašyta Elena Nastokienė, mokytoja, telefonų numeris 83. O po to atėjo, kaip Norbertas Černiauskas sako, paskutinė Lietuvos vasara. Vėl viskas virto aukštyn kojom. Paklausė patarimų, Nastopko savo gojelį, žemės atidavė sovietų tarybiniam ūkiui. Bandė kažkaip laikytis gyvenimo paviršyje, bet pergyvenimai darė savo. 1940 metais Petrą ištiko insultas, po kurio jis liko invalidu ir anot Dijorės jam buvo likęs vienintelis žodis, jis galėjo pasakyti tik žodį žirklės. Kol dar šalia buvo Helė, ji prižiūrėdavo, skaitydavo jam knygas, gyvenimo našta dar atrodė pakeliama, bet kai ir Helė ištiko lemtingas insultas, ji mirė 1948 metų gegužės 9 dieną, sulaukusi 73 metų. Petras panašu, kad nebematė prasmės toliau laikytis tokio gyvenimo. 1949 metų ankstyvą pavasarį jis atsisėdo vienmarškinis prie atviro lango, gavo plaučių uždegimą ir kovo 14 dieną mirė, išgyvenęs 78 metus. Tai dabar jau užsklandų. Nata baigti Sumstų ir jų vienintelės lietuviškos atšakos istorijos. Kaip dažniausiai gyvenime, pagrindinė emocija neturėtų būti liūdesys dėl to, kas baigėsi, o greičiau laimė, kad tiek visko puikaus būta. Šiuo konkrečiu atveju ir mūsų puikus krūmas. Dievo palaima sugebėjęs čia susirinkti ir prisiminti protėvių istoriją. O ir iš vis, kaip sako pačioj pradžioj minėtas Rabindranatas Tagore, mirtis nepanaikina šviesos. Ji tik užgesina lempą, nes už lango jau briekšta aušra.